Sveiki. Pradėsime jogos judesių seką skirtą mūsų nugaros sveikatai. Sustiprinsim savo nugarą, pratempsim ją. Dažnai mūsų nugara kenčia, nes per dieną būname tose pačiose pozose ir mūsų nugaros raumenys susitraukia, susilpnėja. Ir po to atliekant kažkokius kitus judesius galime lengvai tą nugarą pažeisti, netgi atsirasti kažkokie tai nugaros stuburo pakitimai. Dėl to svarbu stiprinti savo nugarą, daryti tai nuolatos ir tada nejausime arba mažiau jausime tiek nugaros skausmų ir galėsime džiaugtis smagesniu gyvenimu. Tai pradėsime savo pratybas atsisėdę. Galite sėdėti sulenkus kojas ir atsisėsti ant pariestų pėdų, kad pirštai remtųsi į grindis ir ant kulnų. Jeigu taip sėdėti sudėtinga, galite ištiesti savo pėdas ir taip atsisėsti. Jeigu jaučiate įtampą, ties čiurnomis galime pasikišti kažkokį susuktą rankšluostį, kad paminkštinti. Taip pat ir po savo keliais. Jeigu keliai yra jautrus, galite pasikišti kažką tai minkštesnio. Na ir galite turėti šalia savęs jogos kaladėlę arba kažkokią storą knygą, tvirtą dėžutę, kad kai kada norėsis galbūt save paremti ir galėtumėt ją panaudoti. Atsisėskime taip, kaip mums patogu, arba kojos šitaip. Galime dar atsisėsti su sukryžiuotomis kojomis ir pasidėti kaladėlę savo po sėdmenėmis, kad būtų pakelti klubai. Pasirinkite, kaip jums patogiau. Svarbiausia, kad nugara būtų tiesi. Ir mes pradėsime nuo susitelkimo į čia esantį kūną. Galime užsimerkti arba nukreipti žvilgsnį į grindis. Patyrinėti, kaip mūsų kojos remiasi į kilimėlį. Pereiti dėmesiu prie savo klubų. Laikyti juos neutraliai ir su įkvėpimais patiesinti savo stuburą. Vis kylame aukštyn su kiekvienu įkvėpimu. Ir kai būsime prie pečių, pakelti juos, prasukti atgal, suvesti mentis ir nuleisti žemyn, pasidėti patogiai į rankas. Kaklas tiesus, smakras arčiau krūtinės. Ir dabar susitelksime į kvėpavimą. Dėmesingai įkvėpsime. O po to iš lėto, neskubant iškvėpsime. Su kiekvienu įkvėpimu leidžiame savo pilvui išsipūsti, o su iškvėpimu jam susitraukti. Ir mes darome gilius įkvėpimus, pilvas, krūtinė, iki pat raktikaulių užsipildo mūsų plaučiai, o iškvėpiant spaudžiame pilvą ir išpučiame orą laukan. Ir taip kvėpuosime ir atliekant judesius. Kai reikės įkvėpti, aš pasakysiu, taip pat ir kai iškvėpti. Ir su sekančiu iškvėpimu leidžiame rankas žemyn, pasižiūrime link savo kojų. Ir su įkvėpimu abi rankos kyla į viršų. Kol delnai susiglaus ir po to iškvepiant leidžiame abi rankas per centrą suglaustas ir vėl žvilgsnį kreipiame žemyn. Užbaigiam iškvėpimą. Ir vėl ilgo įkvėpimo metu rankos kyla į viršų. Ir dar ilgesnio iškvėpimo metu leidžiasi žemyn. Ir trečią kartą. Ir žemyn. Ir dabar pakelsime tik tai dešinę ranką į viršų. Ir nusvirsime į kairę pusę, atversime kairį šoną. Iškvėpkime. Ir dabar pakeisime rankas. Su įkvėpimu kylame į viršų. Dešinę ranką leidžiame žemyn, o kairę
siunčiame išilgai savo kūno, aktyviai siekiame su delnu dešinę pusę. Ir vėl įkvepiam ranką į viršų, vieną žemyn ir iškvepiam, lenkiamės į kairę pusę. Ir dar kartą pakeičiam į dešinę pusę. Ir paskutinį kartą į kairę pusę. Abi rankos kyla į viršų, pasižiūrime į lubas ir su iškvėpimu siūsime abi rankas už nugaros, sukabinsime jas į kumštį. Ir įkvepiant atversime krūtinę, pečiai atgal, mentis suvestos, žvilgsnis į lubas. Ir galime šiek tiek kilstelti tą kumštį už nugaros į viršų. Krūtinė atsiveria. Įkvėpsime ir su sekančiu iškvėpimu siunčiame rankas į priekį ir suglaudžiame jas sulenktas, taip kad delnai ir alkūnės artėtų viena prie kitos. Iškvėpiame ir suapvaliname nugarą, smakras prie krūtinės. Ir dabar su įkvėpimu atversime krūtinę, padarysim tokias kaktuso rankas, įkvėpsim, žvilgsnis į viršų ir su iškvėpimu užsiversim, suspausim pečius priekį, iškvėpsim. Ir taip dar porą kartų. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir prajudinam savo nugarą, mentis ir iškvepiam. Dar kartą įkvėpsim ir nuleisim ranką žemyn. Pasisuksim į kilimėlio priekį, pasidėsim plačiau kelius, pirštus didžiuosius kojų galime suglausti ir su įkvėpimu pajudėsime į priekį, o su iškvėpimu siūsime klubus link kulnų, pilvas leidžiasi tarp šlaunų, o rankas mes ištiesiame į priekį. Galvą nulenkiame ir su įkvėpimu dar patiesiname savo visą stuburą iki pat viršugalvio. Ir tik tada, kai jau stuburas mūsų tiesus, galime bandyti pasidėti galvą ant kilimėlio. Jeigu galva nenusileidžia, galime ją paremti ant kaladėlės, ant vieno aukščio arba ant kito. Gali būti ir jinai visai aukštai. Pasirinkite, kaip jums patogiau. Ir nusvirame žemyn į kūdikio pozą. Su įkvėpimais mes tiesiname save, o su iškvėpimais siunčiame klubus žemyn link kulnų. Ir dabar su sekančiu įkvėpimu mes kilsime aukštyn ant visų keturių, pasidėsime delnus šiek tiek priekyje ir iš lėto leisimės žemyn, leisime krūtinę žemyn ir galbūt kaktą galėsime pasidėti ant kilimėlio arba ją atremti ant kaladėlės. Ir leidžiam pečiam atsiverti, įsiriesti mūsų nugarai. Galbūt pavyks smakrą pasidėti ant kilimėlio ir nusileisti dar žemiau. Tik tai neperženkite savo kūno ribos, pasilikite ten, kur jums patogu šiuo metu. Kad jaustumėt malonų tempimą pečiuose ir viršutiniai, viduriniai nugarai. Keli atokvėpiai čia ir po to iš lėto grįžtame vėl ant visų keturių ir leisimės atsigulti ant kilimėlio, pasidėsime delnus ties pečiais, iškvėpsime, atsiremsime tvirtai ištiestais pėdų pirštais, kojos aktyvios, galbūt keliai atkils nuo kilimėlio ir su sekančiu įkvėpimu pakelsime savo viršutinę kūno dalį į viršų į žemutinę kobrą. Ir galime su įkvėpimu pakilti, su iškvėpimu šiek tiek nusileisti. Ir po to vėl su įkvėpimu pakilti, suaktyviname kojas, keliai pakyla nuo kilimėlio ir po to iškvėpiam, nusileidžiam. Ir mes tengiamės pakilti labiau iš nugaros jėgos, ne iš rankų. Ir galite patikrinti, pakilę, pakelti delnus, pasižiūrėti, kiek jūsų apatinė nugara yra stipri.
ir su iškvėpimu nusileidžiame. Ir dabar pakilsime vėl aukštyn, įkvėpsime ir iškvėpiant vėl keliaujam į kūdikį, atpalaiduosim savo nugarą. Čia pabūname tik tai vieną atokvėpį ir su sekančiu įkvėpimu kylame į viršų ir pabandome įsitaisyti aukštyn žiūrinčio šuns pozoje. Delnai tiesiai po pečiais, rankos tiesios, žvilgsnį nukreipiam į lubas, atveriam krūtinę, suvedam mentis ir kojos tiesios. Galbūt galima atsispirti pėdomis ir pakelti kelius nuo kilimėlio arba palikti juos gulėti ir leidžiam nugarai dabar jau apatiniai išsiriesti. Ir su savo kvėpavimu kelis kartus tai pajudėsime. Čia įkvėpsime, o iškvėpiant siunčiame klubus atgal į kūdikį ir iškvėpiame. Ir su sekančiu įkvėpimu vėl kylame į aukštyn žiūrintį šunį, įkvėpiame ir žemyn žiūrintį šuo, iškvėpiame. Ir dar kartą įkvėpiame. Ir žemyn žiūrintį šuo, iškvėpiame. Ir sugrįšime į stalo poziciją, delnai po pečiais, pirštai plačiai įskesti, keliai po klubais, tvirtai atsispiriam delnais ir stenkime su visais pirštais atsispirti, ypač su šitais trim, kad ne tik tai svoris būtų ant riešo, bet ir ant delno. Jeigu sunku išlaikyti svorį ant riešo, galima būti ant kumščių arba galima nusileisti ant dilbių. Pajudinkim savo klubus į vieną, į kitą pusę ir padarysim karvės ir katės pozas. Kai įkvėpsime, suvesime mentis, žvilgsnį nukreipsime į priekį ir krūtinę siūsime žemyn ir į priekį, atversim ją, pilvas nusileis žemyn, suapvalės mūsų nugarą. Įkvėpsim. O kai iškvėpsim, atsispirsim su rankomis ir praskleisime savo mentis, žvilgsnį nukreipsime link bambos. Ir vėl įkvėpsime karvę, galima šiek tiek sulenkti alkūnes ir iškvėpsime katė. Ir dar kartą karvė, tarsi kilimėlį po savimi norėtumėm pakasti. Ir po to iškvėpiam katė. Ir su sekančiu įkvėpimu ištiesiam dešinę koją, pastatom ją tiesę. Ir jinai gali čia likti, mes galim suaktyvinti koją, suaktyvinti savo juosmens raumenis, krūtinę, pasikelti, kad nebūtumėm sukritę į pečius, ištiesinti savo kūną. O jeigu norisi, su sekančiu įkvėpimu galime pakelti dešinę koją į viršų ir spirtis kulnu atgal. Tik tai stebėkite nugarą, jeigu atsiranda tik tai nemalonų pojūčių, nuleiskite koją. Ir su sekančiu įkvėpimu galbūt norėsis pridėti dar ranką. Pabūname kelis atokvėpius. Ir iškvėpiant pabandome susiriesti kamuoliuką, priartinti kelį prie krūtinės, alkūnę prie pilvo. Ir su sekančiu įkvėpimu išsitiesti. Ir iškvėpiant dedame delną ant kilimėlio, o siunčiame dešinę koją, kad pėda atsiremtų pirštais kairiai pusiai. Ir įkvėpiant save ištiesinsim per stuburą, o iškvėpiant susisuksim ir pažvelgsim per kairį petį į dešinę pėdą. Atokvėpis čia, ištemptas dešinys šonas ir su įkvėpimu grąžinam koją atgal ir iškvėpiam pristatom ir pakartojam karvę ir katę. Dabar ištiesim kairę koją atgal, surandam tiesią liniją per visą kūną ir su sekančiu įkvėpimu, jeigu norisi, pakeliam ją į viršų. Ir dar galima pridėti dešinę ranką su nykščiu žiūrinčiu į lubas.
Ir su kiekvienu įkvėpimu pasitempiam per visą kūną. Nuo rankos pirštų galiukų iki kulno. Žvilgsnis į kilimėlį. Atsispiriam su kairė ranka aktyviai. Ir su iškvėpimu susisukam į kamuoliuką, alkūnė prie pilvo, kelis prie krūtinės, smakras prie irgi krūtinės. Ir įkvepiant išsitęsiam, o iškvepiant delnas ant kilimėlio ir kairė pėda atremta dešinėje pusėje. Koja tiesi, pasitiesinam su įkvėpimu ir tada susisukam, pasižiūrim į kairę pėdą. Jeigu tik tai atsiranda nemalonių pojūčių, šiek tiek sugrąžinkit tą susilenkimą. Nenueikit į kentėjimą. Ir iškvėpsim. O įkvepiant grąžinsim koją atgal. Ir iškvepiant pristatysim ją ir atpalaiduosim savo klubus, pajudėsim į vieną šoną, į kitą. Šauniai padirbėjom. Galim pasukti savo pilvą aplinkui. Į vieną pusę, į kitą pusę. Ir dabar pereisim į lentos pozą. Galite arba pasidėti delnus ir ištiesti rankas, arba nusileisti ant dilbių ir atsiremti alkūnėmis. Ištiesiame abi kojas, pėdos klubų plotyje, rankos pečių plotyje ir tiesiai delnai po pečiais. Ir suaktyviname savo visą liemenį nuo šlaunų per visą korpusą iki pat kaklo. Ir ramiai pakvėpuokime, būdami vienoje ar kitoje lentoje. Sugrįžkim dėmesio prie kvėpavimo ir nors kūnas įsitempęs, mes vis tiek norime kvėpuoti per nosį, gilin į pilvą ir ilginti savo iškvėpimus, raminti save. Ir dar galime atpalaiduoti visą veidą, jisai nedirba šitoj pozoj. Ir po to su iškvėpimu kryžiuojame kojas po savimi ir persiverčiame. Pasidedame pėdas pečių plotyje. Šiek tiek pasitempiame į viršų su viršugaliu. Galime ištiesti rankas aukštyn, kvėpti ir su iškvėpimu leistis į priekį tarp savo kojų. Ir delnus pasidėti arba priekyje, arba perkišti rankas po kojomis, atverti delnus į viršų ir dabar leisti nugarai suapvalėti. Ir jie atsipalaiduoti, pailsėti. Visiškai atpalaiduojam galvą, tegul nusvyra žemyn. Tai yra pasidavimo, paleidimo poza. Galime prisiminti, kas mūsų gyvenime kankina, galbūt vargina. Ir norėtumėm tą dalyką paleisti iš savo patirties. Keli atokvėpiai dar čia, visiškai atpalaiduojam kaklą. Ir po to pasidedam delnus priešais save ir apvalia nugara iš lėto atsispiriant su delnais, kylame į viršų, išsitiesia nugara, tada pečiai atgal, kaklas ir pakyla galva. Atsiremiame delnais už savęs. Ir dabar atliksim priešingą veiksmą. Atversim krūtinę į priekį, žvilgsnis į lubas. Neatloškit galvos, o labiau galvokit, kaip mentis suvesti ir krūtinę siūsti pirmyn. Tarsi mus kažkas tai trauktų už krūtinės ląstos. Nugara išsiriečia į priešingą pusę.
galime po to atsipalaiduoti. Kelsime rankas į viršų. Išsitiesime. Su iškvėpimu artinsim pilvą prie šlaunų, sieksime priekio ir tarsi mus kažkas laikytų už rankų. Iš lėto keliausime žemyn ant kilimėlio ir išsitiesime. Leiskite savo atsipalaiduoti, įkvėpti giliai į pilvą ir iškvėpti per burną. Ir su sekančiu įkvėpimu kelsime rankas virš galvos, išsitiesime visų kūnų, delnų pirštai sieks į vieną pusę, kojų pirštai į kitą pusę. Ir iškvėpsime. Pirmiausiai kairę koją pasidėsime toliau kairiai pusiai ir dešinę čiurną uždėsime ant kairės čiurnos, sukryžiuosime kojas. Ir taip pat kairę ranką siunčiame į kairę, o su dešinė ranka galime įsikibti savo prie riešo kairio, padaryti iš savo kūno banano formą ir leisti išsitempti dešiniam šonui. Pakvieskime abu pečius gulėti ant kilimėlio ir nukreipkime kvėpavimą į dešinę šonkaulių pusę. Tegul jie prasiplečia. Ir po to įkvepiant grįžtame į centrą, išsitempiame. O su sekančiu iškvėpimu dešinė koja į šoną dešinį, kairę užkryžiuojame iš viršaus ir dešinę ranką. Po to su kairė ranka galime įsikibti į dešinį riešą. Vėlgi pasirinkite tokią banano formą, kuri jūsų kūnui patogi. Ir mes kvėpuojame į kairį savo dabar kūno šoną. Ir su sekančiu įkvėpimu grįžtame į centrą, dar kartą išsitempiame, išsitiesiame. Ir su iškvėpimu leidžiame rankas žemyn ir pritraukiame kelius. Atremiame delnus į savo kelius ir padarysime tokį priešpriešinį veiksmą. Įkvepiant stumsime kelius nuo savęs ir priešinsime su keliais. Jie atsiremia stipriai į delnus. O iškvepiant stumsime kelius link krūtinės ir bandysime juos su delnais sulaikyti. Ir taip kelis atokvėpius. Keliai atgal, delnai juos stumia, bet jie priešinasi. O po to keliai žemyn, stumiame juos su delnais. Ir tokiu paprastu pratimu dirba tiek mūsų pilvo presas, tiek mūsų nugaros raumenys. Pečius išlaikome arčiau žemės ir dirbame tik tai iš šlaunų ir iš rankų. Ir iš klubų, aišku. Ir dabar dar sustosime viršuje ir pabūsime šitam įtempime. Keliai nori artėti, o delnai jos stumia šalin. Ir atpalaiduokit savo veidą, nusišypsokit savo, nors kūnas ir įsitempęs. Ir atsipalaiduojam. Nuleidžiam kelius ant kilimėlio, pasidedam pėdas plačiau ir nuleidžiam juos į vieną pusę, leidžiam nusvirti, žvilgsnį į priešingą, įkvepiam į centrą ir su iškvepimu į priešingą pusę. Ir dar kartą įkvepiam centras, iškvepiam dešinė, įkvepiam ir iškvepiam kairė. Ir dabar dar padarom pusės tilto pozą, kuri taip pat stiprina mūsų tiek šlaunis, tiek sėdmenis, tiek apatinės nugaros raumenis. Pasidėkim pėdas klubų plotyje, kad pirštai truputėlį žiūrėtų į vidų,
Mes tenksimės kelius išlaikyti visada toje pačioje vietoje, kad jie nenueitų nei į vidų, nei į išorę, kad nenusvirtų. Maždaug ties klubais. Tvirtai atsiremsime delnais, palei kūno šonus, iškvėpsime, paspausime apatinę nugarą į kilimėlį, o su sekančiu įkvėpimu iš lėto kelsime klubus į viršų. Ir mes tengiamės padaryti tiesią liniją per šlaunis, klubus, pilvą iki krūtinės. Kaklas atpalaiduotas, smakras žiūri į viršų, mes labiau krūtinę artiname prie smakro, o ne atvirkščiai. Ir su kiekvienu įkvėpimu klubai kyla aukštyn. O su iškvėpimu atpalaiduojame rankas, pečius, kaklą, veidą. Ir dar galima įkvėpiant pakelti rankas, pasidėti jas virš galvos ir taip dar labiau atpalaiduoti. Šioje pusės tilto pozoje klubai pakyla virš galvos ir tai veikia mūsų kūną raminančiai. Galime pasidžiaugti šią ramybę. Ir nuraminti savo kvėpavimą. Galime dabar matyti, kaip mūsų pilvas kilnojasi įkvepiant, o iškvepiant susitraukia. Ir su sekančiu iškvėpimu guldysime rankas atgal ir slankstelis po slankstelio apvalia nugarą leisime stuburą žemyn iš lėto, kol atsiguls ir apatinė nugara, kryžkaulis ir iškvepiant spusteliam apatinę nugarą į kilimėlį ir po to paliekam natūralų linkį. Vėl pasidedam rankas į šalis ir nuleidžiam kelius į vieną pusę, o po to į kitą pusę. Norint patreniruoti nugaros raumenis, galime suglausti kelius, pakelti juos aukščiau, pasidėti rankas į šalis, įkvėpti, pasireguliuoti, kokiam aukštyje mūsų keliam patogu ir po to su iškvėpimu nuleisti juos į vieną pusę, pasistengti išlaikyti kartu, įkvėpti į centrą ir su iškvėpimu į kitą pusę. Jeigu norisi, galima rankomis savo truputėlį padėti, prilaikyti kelius. Bet jeigu galite, pabandykite palikti juos laisvai ir neskubant kvėpavimo ritmu. Į vieną pusę. Žvilgsnį galime į priešingą pusę nukreipti ir į kitą. Ir mes tuo pačiu ir pratempiame, ir atpalaiduojame, ir stipriname nugaros raumenis. Ir po to sugrįžtame į centrą, prispaudžiame abu kelius prie krūtinės, pasisupam nuo vieno šono ant kito. Ir dar jeigu norisi, galime susiriesti kamuoliuką, priartinti kaktą prie kelio ir taip pasisupti, pamasažuoti vidurinę nugarą. Tai yra pats prieinamiausias nugaros masažas. Ir dar jeigu norisi, galime pasisupti iš priekio ir atgal. Taip, pamasažuojant visą savo nugarą išilgai. Jeigu stuburui nemalonu, tai to veiksmo nedarykite. Ir pabaigai dar galime sustoti laimingo kūdikio pozoje, kai laikome klubus plačiai ir galime rankomis įsikibti arba susidėti už pakinklių rankas sukabinti, užkabinus, arba siūsti jas per kelių vidinės pusės ir įsikibti delnais į išorinės pėdų pusės. Ir lėtai galime pajudėti iš vieno šono į kito, pasispiriant vieną koją, kitą koją į viršų. Ir mes tengiamės visą nugarą išlaikyti tiesę, taip pat ir kryžkaulį paspausti link grindų.
Ir galiausiai nuleidžiame pėdą žemyn ir išsitiesiame į šavasaną arba negyvėlio pozą. Atliksime kūno peržiūrą, tam panaudosim savo kvėpavimą. Įsivaizduosim, kad įkvepiam į atskiras kūno dalis, su įkvėpimu suteikiam jom energijos, stiprybės, o su iškvėpimu pašalinam nuovargį, įtampą, galbūt sunkumą, skausmą. Ir dabar įkvėpsim į savo dešinę koją, o specialiai nejudinam, tik tai susitelkiam į pojūčius, kokie yra šiuo metu. Ir iškvepiant paliksim ją ilsėtis, po to įkvėpsim į kairę koją. Ir iškvepiant atpalaiduosim ją, įkvėpsim į dubenį ir iškvepiant atpalaiduosim sėdmenis, klubo sąnarius. Įkvėpsime į pilvą, galim kilstelti apatinę nugarą, o iškvepiant ją šiek tiek spustelti link kilimėlio. Ir įkvėpsime į krūtinę ir iškvepiant atpalaiduosim ją. Įkvėpsime į dešinę savo ranką ir su iškvėpimu paliksime ją ramiai ilsėtis, po to į kairę ranką ir iškvėpsime, įkvėpsime į pečius ir kaklą ir iškvepiant atpalaiduosime juos. Įkvėpsime į savo visą galvą ir iškvepiant atpalaiduosim kaktą, akis, žandus, lūpas, apatinį žandikaulį ir liežuvį burnoje. Ir dar keli atokvėpiai nusiraminimui. Galime įsivaizduoti, kad įkvepiame į visą savo kūną, pažadiname jį, sustipriname, o iškvepiant atpalaiduojame ir paruošiame likusiai dienos daliai. Su sekančiu įkvėpimu galime pradėti judinti galvą, rankų, pėdų pirštus, pasirąžyti taip, kaip mums norisi. Ir pritraukti kelius prie krūtinės, pasisupti, apsikabinti save kaip geriausią draugą, draugę. Ir iš lėto nusvirti ant pasirinkto šono. Ir niekur neskubant, išsaugant susikaupimą, ramybę viduje. Truputį pradėti keltis, atsiremiant rankomis ir vėl sugrįžti į mūsų pradinę poziciją sėdimąją. Dar galime užsimerkti, jeigu norisi išreikšti vidinį dėkingumą savo, kad buvome su savo kūnu, su savo nugara, treniravome ją, didinome lankstumą, raumenų stiprybę. Ir galime savo pažadėti taip savo nugara rūpintis dažniau, kad jinai mums padėtų gyvenime judėti iš vienos akimirkos į kitą.
su sekančiu įkvėpimu galime atsimerkti ir padėkoti vienas kitam, kad buvome kartu. Ačiū Jums ir iki kito susitikimo.